Dariaus ir Girėno stadione Kauno Žalgiris priims čempionato lyderį Vilniaus Žalgirį. Žalgiris po 7 pergalių iš eilės praėjusią savaitę pralaimėjo Kauno rajono Hegelmantų stiliumi, išsiskiria tik tai pralaimėjimas. Varžybas, kurios prasidės jau tikrai greitai, čia rizikingas buvo Mikelionio perdavimas, Golubickas į dešinę, perdavimas arčiau vartų, nepasiekė ten kamulio, geras Divaino perdavimas. Taip, tarp linijų buvo atliktas perdavimas Viliui Armanavičiui, kuris buvo visiškai laisvas ir štai čia jau kažkas panašiau. Bet Kajodė visgi nepernelyg tenai, tiksliau dabar Kajodė su kamuoliu, Kajodė smūgis virš vartų, Ananė ten atliko perdavimą, kampinis atliekamas, užtikrinti apsiginama, smūgis iš toli, visai neblogas bandymas, gerai sužaidė Matulevičius, vystosi žalgiriečio ataka, Verbickas, jo smūgis ir Mikelionis. Ne, visgi tenai pastebėjo. Pusių buvo gan atsargus ir vienai ir kitai ekipai būtų labai apmaudu, jeigu būtų praleistas įvartis pačioje kėlinio pabaigoje. Čia smūgis į vartus, Mikelionis. Petkovičius smūgiavo, Spano apsigina. Žalgiris gali išeiti į kontrataką. Benedičiui reikia būti tikrai atsargiam. Pirmajame kėlinyje šiam futbolininkui buvo parodyta geltono kortelė. Kajodė 1-1, perdavimas arčiau vartų, pavojingas ir nėra įvarčio. Gratas Irgedas. Šis gali žaisti 1-1, tą jis ir daro. Puikiai atitrūksta nuo varžovo, į pavojingą zoną siunčiamas kamuolys, jis atšoka Mutašietą, kad tęsiasi smūgis ir virš vartų. Vėl su kamuoliu Kauno Žalgiris, dar vienas jų pozicinis išpuolis. Dolžnikovas, čia galima būti lenktyniauti prieš Mazurą, tą ir daro Artūras. Taip, Artūras geras perdavimas ir 1-0. Filipas Dangubičius, kurį laiką tylėjęs, išveda savo komandą į priekį 70-ąją minutę. Puikus Artūro Dolžnikovo perdavimas. Dar galbūt pasižiūrėkime, ar nebuvo nuošalės toje situacijoje, tiesiog per daug laisvas buvo legionierius. Deividas Martinas Ananė, dešiniuoju kraštu, jo perdavimas į baudos aikštelę. Labai neblogas perdavimas. Dangubičius blokuojasi kamuolį ir virš vartų. Labai greitos kojos pas šį žaidėją, net ir 79 minutę. Sunku pasakyti, ar čia nebuvo nuošalės, ataka tęsiasi, baudos aikštelė veiksmas, smūgis į vartus ir šalia vartų smūgiuoja Fiodoras Černychas. Yra vidurio gynėjai, puikiai ginasi baudos aikštelėje. Džeikas Larsonas. Jo perdavimas į baudos aikštelę, Karašima, jo smūgis ir Deividas Mikelionis. Dolžnikovas, greitas šis žaidėjas, jo perdavimas Dangubičiui, šis baudos aikštelėje ir Virpstas. Virpstas, štai taip. Žalgirio futbolininkai negavo nė vienos, tuo tarpu Kauno Žalgirio žaidėjai susirinko net 3. Šiandien pavojinga, Mikelionis išgelbė komandą. Ir labai smarkiai prisidėjo prie to, jog Kauno Žalgiris pirmąjį kartą šiame Top Sport lygos sezone įveiktų Vilniaus Žalgirį minimaliu rezultatu 1-0, trečioji dvikovo tarp šių ekipų.